Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas jaunimo naujienos. Dalinamės džiugia žinia. Pagaliau sulaukime tinkamos reakcijos iš valdžios, nes Teisingumo ministerija teismui apskundė sprendimą registruoti partnerystę. Pernai balandį Konstitucinis teismas paskelbė, kad civilinėme kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti. Taip Konstitucinis teismas atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai. Tad laisviečiai pradėjo naudotis teisinę spragą ir prašyti teismų registruoti vienalytės partnerystės, ką teismai ir padarė. Tačiau Teisingumo ministerija, vadovaujama Ritos Tamašūnienės, stoja į kovą prieš Konstitucinio teismo ir kitų teismų iniciatyvas, absurdiškus išaiškinimus ir sprendimus, nes juos pradėjo ginčyti teismuose. Palaikykime Teisingumo ministeriją šiame nelengvame kovos kelyje. Visai neseniai konservatorė Daiva Ulbinaitė, kaip teigė Dominykas Kubilius, sukvietė aktyvistus, ekspertus, tyrėjus, kariuomenės atstovus ir žurnalistus, kurie bando visais įmanomais būdais kovoti su internete nestabdomai skleidžiamų melų. Pasižiūrėkime, ką jie kalbėjo. Galbūt mes galime geriečių sąrašus pateikti Facebook'ui ir panašiai. Ir tie geriečiai turėtų, kaip sakant, neliečiamybę tam tikrą. Kita priemonė vis tik būtų edukacija, bet ne ta edukacija, kaip tik tai čia ateini, papasakoji vieną kartą mokykloje, o principinė edukacija nuo darželio. Jau net ne apie mokyklas kalbėti reikėtų, bet nuo darželio, todėl kad vaikai telefonais jau puikiai naudojasi 2 metų. Kad paaugliai yra taikinys. Jie sakė, kaip gerai buvo sovietmečiu gyventi. Vaikai niekada to sovietmečio nematė. Tai iš kur jūs žinot, kaip gerai sovietmečiu buvo gyventi, tai iš socialinių tinklų arba dėja iš močiučių, kurios sakė, buvo nemokamas gydymas, nemokamas mokslas ir darbą visi pabaigė savo ugdymo įstaigas turėdavo. Tai matyti ir čia dar turim ką pagalvoti. Ir šiandien vyksta karas. Mes šito savo nesam pasakę. Mes norime kariauti vadovaudavimėsi taikos taisyklėmis. Taip mes nelaimėsim. Yra karas. Tai jeigu visi žinom, kad Krymas, dauguma iš mūsų žino, kad Krymas yra Ukrainos, o Grenlandija Danijos, tai dauguma iš mūsų turi žinoti, kad Lietuva šiuo metu yra kare. Ir vienas iš tokių veiksmų turėtų būti adekvatus finansavimo skirimas kognityviniam karui. Didysis dezinformacijos šaltinis yra Seimas ir politiniai banditai esantis valdančioje daugumoje. Tai vadinasi, koks teisingas priešnuodis tam galėtų būti, tai yra investuoti pinigus į mąstymą žmonių. Per tą, ką sovietai iš mūsų atėmė, tai bendruomenių lyderius ar ne, bendruomenių lyderystę, įveiklinimą, jeigu prieš narkotikus Islandam pavyko su futbolu laimėti, kodėl mums negali pavykti prieš dezinformaciją su futbolu? Ačiū, Aisti. Dabar jeigu mes pasižiūrėtumėm, kaip atrodo visi tie projektai bendrai, kurie gauna kažkokį finansavimą, kad ir koks jis juokingas bebūtų, mes pamatysim, kad turbūt bent 80% yra tokiose kategorijose. Tai yra monitoringas, tai yra mokymai ir tai yra konferencijos. Tai čia jeigu jūs būtumėt labai alkanas ir mes jums pasiūlytumėm pakalbėti apie maistą, pažiūrėti apie maistą ir pamokyti jūs apie maistą, tektų likti labai alkanu. Aš siūlau tokį labai basic dalyką su tuo finansavimu, koks jis yra. Įsiveskit kvotą, kuri sako taip. Reiškia, sakykime, 40% projektų, kurie gauna finansavimą, turi komitinti, kad pusę biudžeto išleis midijai. Reiktų įrašyti dar auditorijos dydį, kurį privalu pasiekti. Čia prasidės triukai, nes tada tu midijoje gali, kadangi mano reklamos backgroundas yra, aš galiu labai pigiai pasiekti labai daug, bet niekas nebus to kontento net matę. Daiva taip entuziastingai, šaunuolė, kad ėmėsi šitos temos su tai, kad čia yra konsensusas dėl to, kaip kovoti. Nesu tikras. Tu surinkai tos parašus, taip, bet po to aš išgirdau ir ministrė pirmininkė, kuris sako, kad šitas įstatymas yra noras žodžio laisvę apriboti. Filmai būtų viena iš edukacijos priemonių, nes minkštoji galia veikia stipriausiai. O tam, kad tas draudimai eitų daugiau ir galbūt efektyviau, reikia įvesti kitą teisinį režimą. Aisis ir kiti pažymėjo, karas vyksta. Taikos įstatymais mes nieko nepadarysime. Mūsų institucijos, kurios galėtų ir norėtų daryti, jos iš karto sako, mes pralošime teismus. Jūs nenorite būti durniaus vietų, eiti į teismą su kokiu nors vatniku ir kurį praloš kaip kokį triušį išdaužys kažkoks tai vaikėjas, kuris žino žmogaus teisės ir apiskaitęs gerai.
O mūsiškiai apsiskaitė ir mūsų teisininkai sako, prie geriausių valių ir geriausių norų mes matom įstatymą tokį ir mes negalime kitaip traktuoti. Arba pasako trijų žodžių generolas, kad karo nėra, dabar taikos laikotarpis. Prašau mūsų netrukdyti. Generolas trijų žvaigždučių. Prašau mūsų netrukdyti, dabar yra taikos laikotarpis. Yra čia pusės metų senumo, reiškia, citata. Tai aš tokį generolą išvaryčiau iš darbo. Iš karto. Aš matau ir tą jaučiu ir aš pats sulaukiu labai daug informacijos iš žmonių, tiesiog iš vartotojų, kurie siunčia visokias nuorodas, dezinformacijos, propagandos, melo aplamai, kuris yra skleidžiamas internete. Yra netgi grupės, ne, mes anksčiau jos vadinom elfais, elfai dar egzistuoja, bet jie jau netokie gal yra aktyvus, kad mes jau galėtumėm jos apčiopti. Bet pavyzdžiui, TikToko grupė vienijanti 300 žmonių savanoriškai veikiančių jaunų žmonių, kurie seka, lenda į tiesioginės transliacijos uždaras, apsimeta vatnikais, įrašinėja, perdavinėja policijai. Žodžiu, to grassroots yra tikrai nemažai, visuomenė įkaitusi. Tikrai įkaitusi ir tuo tą įkaitusią temperatūrą galima pasinaudoti. Tai aš dirbu ir su komikais garsiausiais, ir su visais kitokiais ten influenceriais. Jie yra įsitraukę, jiem patiem yra labai įdomu, bet ką aš su jais pamačiau, tai turbūt ne jokia nenaujiena, moralizuoti, aiškinti, dekonstruoti, pasakoti, delete. Konferencijoje matosi ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Kitų politinių partijų atstovų nepastebėjau, tad akivaizdu, kad šiame susitikime dalyvavo aktyvistai, kurie yra artimi konservatoriams. Tai jie daug kalbėjo apie melą ir dezinformaciją. Kas yra būtent pagal juos melas ir dezinformacija? Jie to tiksliai neįvardijo, tai galima tik spėlioti, kas tai galėtų būti. Ar tai, kad žmonės nepalaiko konservatorių, jau būtų galima pagal juos traktuoti kaip melą ir dezinformaciją. Jie žengia dar toliau, teigdami, kad reikėtų sudaryti geriečių sąrašus. Įsivaizduojate, pagal kokius kriterijus, pagal priklausimą konservatorių partijai ar ne, pagal ką jie nustatys, kas yra geriečiai, o kas ne. Ar Lietuvos konstitucija galios tik išskirtinai konservatoriams, o visi kiti bus už sąrašo ribų. Taip pat teigiama, kad mes esame kare. Kokiame kare? Kam Lietuva yra paskelbusi karą? Niekam. Tai su kuo jūs kariaujate? Ar čia kariaujama su visais, kas nepalaiko konservatorių? Manau, šiems aktyvistams reikėtų pradėti kovoti su jų menamų priešų būtent tyriant konservatorių partiją, nes ji vienintelė partija Lietuvoje, kuri oficialiai savo gretose turėjo rusų šnipą. Kaip bebūtų, čia yra akivaizdus neapykantos kėlimas ir noras visuomenę neteisėtai skaidyti į blogiečius ir geriečius. Pažvelkime į šią situaciją iš teisinės pusės. Priminsiu, kad Lietuvoje galioja teisė ir žmonės teisiami pagal teisės aktus, o ne pagal konservatorių nuomonę. Taip pat teismas neskirsto žmonių į gerus ir blogus, nesudarinėja žmonių sąrašų, tiesiog nustato, kokį teisės aktą žmogus pažeidė. Tačiau galime tik prisiminti, kaip šios partijos atstovai nekartą kėlė neapykantą. Štai konservatorių lyderis pritarė, kad turėtų būti žudomi nelojalūs piliečiai. Ar visame tame, jau kalbam apie jūs, ar visame tame jiem pasakoma, kad tu turėsi nužudyti nelojalius piliečius? Nu, aš tikiuosi, kad pasakoma. Manat? Tikiuosi. Nelabai. O kitas veikėjas teigia, kad tie tėvai, kurie klausosi rusiškos muzikos, turėtų būti sušaudomi. Įsivaizduokim namų ūkį, kur tėvas garsiai pasileidęs rusišką filmą, o mama klauso rusiškos muzikos garsiai. Tai juos... Čia klausimas tik tai pirmą, ką padaryti, atimti vaikus ir po to juos sušaudyti, ar prie vaikų juos... Ne, aišku, atimti vaikus ir po to. Vaikus tai reikia atimti iš tokio. Taigi, nieko neįprasto. Vienas žodis - konservatoriai ir tai viską paaiškina. Pasiklausykime mūsų kariuomenės vado atsakymo į paklausimą, kaip Lietuvos kariuomenė gintų Lietuvą, jei sąjungininkai jai nepadėtų. Lietuvos kariuomenė yra pasiruošusi ir šį vakarą stoti į mūšį, ginti Lietuvos piliečių ir Lietuvos. Vaikšnoras net neslėpia susierzinimo, išgirdęs klausimą, kaip kariuomenė gins Lietuvą, jei sąjungininkai nepadės. Šitą klausimą peradresuoju pirmininko pavaduotojui. Sekantis klausimas. O kodėl jūs negalite, vadė, jūsgi atsakingos už šalies gynybą? Juokaujat jūs turbūt. Aš jau ką tik tai pasakiau. Nu, jūs įdomiai formuluojat klausimą. Kaip tampa įprasta, dengiasi slaptumu. Mes esame slaptoji
slaptos informacijos pateikime, buvo slaptas uždaras posėdis ir gynybos planai yra neatskleidžiami. Viso gero. Tai va, geras atsakymas. Nejuokinkite. ES preliminariai sutarė dėl 90 milijardų eurų paskolos Ukrainai atblokavimo. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.